Potencialių klientų srauto generavimas neinvestuojant į mokamą reklamą. Šiuo metu mes turime kelis pagrindinius kanalus, tai yra Facebookas, Instagramas, YouTube'as, Google'as, kurio pagalba jūs iš tikrųjų galite investuoti tam tikrą pinigų srautą ir susigeneruoti savo potencialių klientų srautą. Ir viskas čia būtų gerai ir aš savo versle labai intensyviai tai naudoju ir jisai mane atsiperka ir aš plėčiu savo pardavimus ir tai greičiausias būdas gauti rezultatą, gauti tą gražą, investavus tam tikrą pinigų sumą. Ir jeigu ta investuota pinigų suma atsiperka ir atneša kažkiek kartų daugiau tų pinigų, negu buvo investuota kažkokią sumą, tai automatiškai šis kanalas, šis būdas prekybai yra labai efektyvus ir jį reikia tikrai vystyti, puoselėti. Bet klausimas jums, kas nutiktų, jeigu, tarkim, Facebookas jūsų produktą arba jūsų paskyrą paprasčiausiai užbanintų, išjungtų, neleistų jums daugiau reklamuotis. Galbūt jūs pažeisite kažkokias taisyklės per klaidą, per nežinojimą, o galbūt tas kanalas paprasčiausiai nuspręs, kad jūsų veiklos sritis daugiau netinkama reklamuotis per mokamą reklamą. Ką jūs darysit? Jūsų verslas gali labai stipriai nukentėti, jeigu tokia situacija įvyks. Imkime labai konkrečiai, kad kiekvienas kanalas tai yra būtent srautas potencialių klientų. Ir jūs turite, jeigu šiuo atveju imtume tos 4 kanalus, tai jūs turite tik tai 4, bet jūs galite turėti ir daug daugiau. Jūs galite turėti realiai 100 kanalų, iš kur generuosis jums potencialūs klientai. Klausimas, kaip tos kanalus susikurti, kaip juos padaryti. O tas kanalas papildomas tai yra realiai nauja partnerystė su jūsų partneriu, kuris dirba su tais pačiais klientais kaip ir jūs, o jūs esate nekonkuruojantis. Grįžkime prie to pavyzdžio, kur prie tam video aš pasakojau apie druskų kambarį. Druskų kambarys, jo potencialus klientas, druskų kambarys skirtas vaikams, kad jie stiprintų savo imuninę sistemą, gerintų sveikatą, kvėpavimo takų veiklą. Ir atėjus į tą druskų kambarį, vaikas prabuvęs 5 minutės, jisai jau savo sveikatą gerina. Ir klientas to druskų kambario yra mama, kuri turi 1, 2 ar 3 vaikučius. Ir jeigu jūs surasite savo partnerį, tai yra kita įmonė, kuri dirba su būtent irgi tą pačią auditoriją, tai yra mama su vaikais, jūs galite sudaryti partnerystę ir tokiu būdu generuoti savo srautą iš jų. Tai va, druskų kambarys ką padaro, tai yra, tarkim, sukuria paketą 2000 eurų vertės, kurį duoda nemokamai savo partneriui. Tai yra kita įmonė, kuri dirba būtent ir pardavinėja, prekiauja prekėmis, prieš tai buvęs pavyzdys, tai yra vaikiškų rūbų parduotuvė, duoda jam nemokamai, o mainais už tai gauna srautą savo potencialių klientų. Ir tas srautas, kas yra labai gerai ir labai efektyvu, tai yra išgrynintas. Jums nereikia leisti mokamą reklamą labai plačiai tam, kad pritraukti, vadinkim, ir potencialių, ir nepotencialių klientų ir už tai mokėti. Mokate jūs už paspaudimą, arba mokate jūs už parodymus. Nesvarbu, nebūtinai potencialus klientas, galbūt nebūtinai atitinkantis tos reikalavimus paspaus. Gali paspausti ir kiti, ir tai labai daug lėšų per metus, įsivaizduokit, kiek papildomų tiesiog į orą išleidžiami pinigai, kai spaudžia netikslinė auditorija. O čia jūs susikūrėt labai tikslinę auditoriją savo potencialių klientų srauto. Ir tokias partnerystės jūs galite sudaryti ne 1, ne 2, ne 3, o galite 10, 20, 30 ir 50. Būtent Growth Partners prisijungia, jūs turėsit galimybę dalinti savo resursais ir sumedžinti, surasti savo labai tikslų partnerį, kurio dėka jūs sudarysite partnerystę ir sukursite savo papildomą potencialių klientų srautą daug pigiau, negu jūs investuotumėte į mokamą reklamą. Tai jeigu jums reikalingas toksai potencialių partnerių, vadinkim, kanalas, duomenų bazė, prie kurios jūs galėtumėt prieiti ir su kuriais galėtumėt sudaryti partnerystės, junkitės prie Growth Partners ir čianais aš jums padėsiu ieškoti tų partnerių, sudaryti tas partnerystės ir taip auginti jūsų verslą, generuojant papildomą srautą potencialių klientų į